Na štai, ir baigėsi vasarėlė, paskutinės gražios vasaros dienos ir mėgaujuosi toliau gamta, skanauju savo pačios gamybos ciberžolės latte. Apie ją galiu truputį papasakoti, kad tai yra ciberžolės, cinamono, imbiero, kardamono, truputėlio pipirų dėl pipirino, kad geriau ciberžolė įsisavintų. Toks mišinys, galima įdėti dar maltų kmynų, anyžių, pankolio ir visą tai užpilus maždaug 90 laipsnių temperatūros vandeniu įdedu dar truputėlį, įpilu truputėlį kokoso pieno. Bet cukraus, aišku, kadangi aš nevartoju angliavandenių, nevartoju cukrų, mano angliavandeniai mityboje sudaro tik tai dienos normoje tik 10 gramų, tai pagrinde yra žalumynai, žaliosios įvairiausios kultūros, lapai ir baltymai bei sveiki riebalai. Tai mėgaujuosi aš tą ciberžolės latte, kuri turi labai daug antioksidantų ir tikrai jums nereikia pirkti brangių ciberžolės latte miltelių. Jūs tikrai galite tai pasidaryti patys ir labai labai sveika ir skanu. Aš daugybės dalykų neperku, kas dabar yra reklamuojama, nes pasigaminu tiesiog pati ir aš manau, kad daugybė žmonių taip elgiasi. Tai va, tai toks šiandien vakaras. Labai labai ramus, geras, mielas. Ir taip, na, šiek tiek ir ilgu truputėlį, kad jau ta vasarėlė praeina, bet ateinantis ruduo man visada atneša džiugesio, atneša tokių gražių emocijų, kadangi ateina tokia ramybė, toks nurimimas tiek savyje, tiek gamtoje ir prasideda studijos. Šiemet aš vėl studijuoju, tęsiu toliau tobulinimąsi fitoterapijoje, tobulinu savo žinias jau turimas ir džiaugiuosi, kad galėsiu jau dar plačiau pasiūlyti savo žmonėms, kurie į mane kreipiasi, norėdami hirito diagnostikų, konsultacijų ir kitokio holistinio gydymo. Tai galėsiu dar geriau, dar plačiau, išsamiau parinkti vaistažolių mišinius ir mėgautis tomis žiniomis. Iš tiesų, aš studijuoju labai su dideliu užsidegimu ir studijuoju visada tai, kas man pačiai patinka, kas mane žadina ir studijuoju praktiškai kiekvienais metais viską nors. Prieš maždaug 10 metų aš pradėjau vėl studijuoti, nes prieš tai buvau baigusi jau studijų nemažai, tada, kai jau visi studijuoja, tai maždaug apie 20-30 metus, o sulaukus 43 vėl pradėjau studijuoti ir dabar studijuoju nuolat viską nors. Va, tai apie tai mano ruduo. Apie tai mano ruduo, dar vis galima šį bei tą rasti laukuose. Tarp kitko dabar vėl pradėjo rastis ne tik grybai, bet ir mano mėgstamos kiaulpienių lapai, netgi žiedelių randu, builiai, garšvas vėl atsiranda. Tiesiog nušienauja žolę ir jos vėl pradeda augti. Tai kadangi salotų šiek tiek pavėlavau atsisėti, nes tik dabar jau vėl pasisėjau, tai
Tai maitinuosi lapais pagrinde, tai yra morkų lapai, burokėlių lapai, griežčiai, įvairiausi saldusis pelynas labai man patinka salotose. Tai yra, vat, kaip ir sakau, kiaulpienės, builiai, garšvos, vat šitie visi žaliesiai. Ir jie sudaro didžiąją mano raciono dalį didžiąją. Ir džiaugiuosi, kad viso to yra. Ir kad galiu gyventi gamtoje, kur visko tiesiog randu. Ir maistą tiesiog pasiimu. Atėjus rudeniui, vat klausia kiti manęs, kaip maitinsiuosi rudenį, tai aš maitinuosi pagal sezoninę mitybą, tačiau visada atsisakiusi su glitiminių produktų, kitaip tariant, visų grūdinių, miltinių, pieniškų ir angliavandeniais gausių, net ir augalinių angliavandenių, iš vaisių, iš krakmolo, krakmolingų daržovių, aš tai šitų esu atsisakiusi. Va, tai rudenį aš maitinuosi pagrindę raugintais produktais, tai yra rauginti kopūstai, iš kurių galima padaryti gausybę nuostabių patiekalų, sveikų patiekalų, be perteklinių angliavandenių. O duona labai puikiai, duona man tiesiog irgi yra kaip ir svarbus produktas, tačiau aš nevalgau įprastos grūdinės duonos, aš duoną kepuosi iš riešutų, miltų ir labai puiki pavyksta duona, pamėginkite ir jūs, dedant sėklų, prieskonių, žolinių be abejo. Va, ir tai yra duona, kurios užtenka gabaliuko, 10 gramų per dieną. Iš vis pastebėjau, kad labai nedaug reikia maisto, labai nedaug. Ir jeigu tas maistas yra kokybiškas ir įsisavinamas kokybiškai, tai jo reikia labai nedaug. Ir kuo toliau, tuo labiau matau, jog labai yra svarbu ne maisto kiekis, o jo kokybė ir kokybinis įsisavinimas organizme. Apie ką aš ir kalbu savo atsakymuose žmonėm pateiktuose sveikatos gerinimo atsakymuose iš akių rainelės, tai apie tą kokybišką maisto įsisavinimą. Yra tam tikros metodikos, kaip tai padaryti, kad tai vyktų. Tai va, tai apie tai. Tai toks šiandien mano vakarinis pasikalbėjimas trumpas. Jeigu jūs norėtumėte paklausti kažko manęs apie mitybą, apie vaistažoles, apie irido diagnostiką, tą akių rainelių tyrimą sveikatinimo linkme, tai rašykite man geriausiai elektroniniu paštu, nes tada tikrai aš gaunu laiškus ir atsakau ir nepasimeta tie laiškai. Tai elektroninis paštas mano yra aiškus matymas @gmail.com. Aišku, galite parašyti ir žinutę asmeninę, bet tų žinučių aš gaunu labai daug ir tikrai jos pasimeta. O į komentarus, dažnai tikrai neatsakau, nes tam reikia turėti papildomą daug laiko, o aš savo laiką labai saugoju, gerbiu, vertinu. Bet visada esu atvira jums, jūsų poreikiams. Ir tiesiog tiek, susitikime, pasikalbėkime, pasidalinkime informaciją, žiniomis, geromis naujienomis. Su jumis Jūratė Satja. Ate.